Sveiki, mano vardas Laimonas ir aš parodysiu, kaip virtualų web serverį paversti prieinamu visiems. Tam reikės padaryti vos keletą žingsnių. Pirmas jų būtų įsidiegti virtualaus serverio programą ir paleisti Apache servisą. Taigi, aš naudosiu XAMPP programą, kurią galite parsiųsti apachefriends.org tinklapyje. Siūlyčiau parsiųsti naujausią versiją. Aš jau esu parsiuntęs, taigi pradėsiu instaliacijos procesą. Jei naudojat Windows Vista arba Windows 7, siūlyčiau paleisti kaip administratoriai. Spausti Next, nurodyti instaliacijos vietą, spausti Install ir laukti, kol instaliuos. Šitą vietą gali trukti keletą minučių, taigi aš praleisiu šitą dalį. Taigi instaliacija eina į pabaigą. Spaudžiam Finish. Klausia, ar norim atidaryti valdymo skydą. Spaudžiam Taip. Ir dabar aktyvuojam Apache serverį. Jeigu norit, kad jis užsikrautų kiekvieną kartą įsijungus kompiuteriui, uždėkit varnelę čia ir tada spauskit Start. Tai aš nenoriu, tai spausiu tiesiog Start. Rodo, kad Apache servisas sėkmingai paleistas. Patikrinkim, ar veikia. 127 001. Tai standartinis virtualaus serverio adresas. Taipogi gali būti localhost, lygiai tas pats. Čia matot XAMPP valdymo skydą internetinį, bet dabar tai mums nelabai svarbu. Parodysiu, kaip pakeisti šitą su savo tinklalapiu. Taigi, einam į instaliacijos vietą. Šiuo atveju C vietinis diskas, XAMPP direktorija ir htdocs direktorija. Mums nereikės... Tai aš susikūriau iš anksto aplankalą xbackup, kuriuose patalpinsiu šios XAMPP valdymo skydo failus. Sukursiu naują tekstinį dokumentą. Ir parašysiu čia, pavyzdžiui, sveiki. Čia būtų kaip mūsų pagrindinis tinklapis, kurį išsaugosiu pavadinimu index.html. Būtinai kabutėse ir siūlyčiau pasirinkti all files bei UTF-8. Čia nesimato. UTF-8. Ir spausti Save. Šitą galima išjungti. Galima ištrinti tekstinį failą. Ir patikrinti mūsų vietinį diską. Taigi štai matote, sveiki. Virtualus vietinis diskas puikiai veikia. Dabar kaip padaryti, kad jis būtų prieinamas visiems internete. Spaudžiat Start meniu. Paleidžiat Run arba CMD programas. Šiuo atveju paleidau Run, parašote CMD, atsidaro komandas langas, kuriame turime įrašyti komandą ipconfig /all, kad pamatyti visus tinklo įrenginių nustatymus. Mums yra reikalingas pagrindinis. Dažniausiai būna 1 arba 2. Taigi, čia yra IPv4 adresas, kurį suteikia maršrutizatorius arba modemas. Taipogi yra default gateway, kuris nurodo maršrutizatoriaus arba modemo prisijungimo adresą. Taigi, dabar prisijungsim prie mano maršrutizatoriaus. Prisijungimo duomenys būna admin arba admin ir slaptažodis tuščias. Aš naudoju Pirelli tėvo maršrutizatorių, kuris
suteikia man tokį IP adresą vietiniam tinkle. Taigi pasirinksiu security lauką čia ir DMZ host. Čia nurodysiu savo gautą IP adresą iš maršrutizatoriaus ir uždėsiu varnelę, kad kiti žmonės galės prisijungti prie mano virtualaus serverio. Paspaudžiam apply arba OK. Ir kaip padaryti, kad kiti žmonės galėtų prisijungti prie mūsų šito tinklapio. Reikia eiti Google ir rašyti myIP. Ir matom, mums suteikta interneto tiekėjo IP adresą. Šitą IP adresą duoda draugui ir draugas įvedęs jį į adreso juostą matys jūsų lokalų web serverį. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit subscribe mygtuką ir jei kils klausimų, komentuokit. Visą gerą.